duris, kai žmonės sužino, kad aš riebiai valgau, jie klausia, ar aš tyriausi kepenis, kai žmonės sužino, kad aš riebiai valgau, jie gąsdina, kad mano inkstams bus skana, o cholesterolis skraidys kaip ant šluotos ragana, bet aš esu liekna kaip modelis, o mano kraujo tyrimai blizga ant popieriaus. Taip yra todėl, kad žmonės nežino, jog keto tai ne tik mėsa ir kiaušiniai. Kol šią dainą rašau, kepa paprikytės įdarytos sūrių, svogūniukų ir mėsytę. Kol šią dainą rašau, kepa sprandinė, o aš privalgius raugintų kopūstų jaučiuos lengva kaip undinė. Kai žmonės sužino, kiek valandų nevalgau, jie visad klausia, kaip dar neišalkau, bet taip yra todėl, kad jie nežino, kad pas mane nėra šuolių insulino. Žmonės sužinoja, kad geriu kavą su sviestu, klausia, ar mano žarnyne velnias nešoka fiestos, bet aš galiu pasakyti, kad mano žarnyne stovi ramiai angelai šventi, rankom susikibę. Taigi svarbiausia kombinuoti įvairius produktus: mėsytę, žuvytę, daržoves, uogytes, sėklas ir subproduktus. Tuomet būsime visi sveiki ir laimingi. Turėsime daug energijos ir nuotaika ypatinga. Kol šią dainą rašau, jau kepa žiedinis kopūstas. Jis kartu su feta rūpinas, kad pilvas nebūtų išpūstas. Kol šią dainą rašau,